Dirbant su dinaminiais masyvais ir atliekant šio tipo užduotis, mokiniams nemažai kyla klausimų, kaipgi tikrinti visą masyvą ir, pavyzdžiui, imti vieną narį iš priekio, vieną narį iš galo ir juos ten ar palyginti, ar sukeisti, ar sudėti, ar dar ką nors tokio panašaus padaryti. Kaipgi tiksliai mes turėtumėm imti tuos masyvo narius? Pirmiausia, išsiaiškinkime šią užduotį. Mums reikia tik tais vienu iš dviejų atsakymų, tai yra taip arba ne. Ir kągi mes čia ieškome, jeigu mūsų duota seka yra simetriška, mes turime spausdinti žodį taip. Jeigu ji yra nesimetriška, turime spausdinti žodį ne. Kaipgi reikėtų tikrinti? Kad būtų lengviau aiškinti, aš pasidariau lenteles Excel'yje ir žiūrime į pirmąją seką. Reikėtų tikrinti skaičius 5 ir 6 pradžioje. Čia iš karto matome, kad šitie du skaičiai yra nevienodi ir dėl to seka iš karto yra nesimetriška. Todėl galima daryti prielaidą tokią, kad seka yra simetriška iš pat pradžių prieš pradedant skaičiuoti ir užtenka rasti tik vieną blogą variantą ir iš karto galima išsisaugoti, kad seka yra nesimetriška. Jeigu žiūrėtumėm antrąją seką, tai tikrina ką? 6 su 6, tada 7 su 7, 1 su 1, 5 su 5 ir 9 su 9. Kaip tikrinimas, tarkim, ant Excel'io kaip ir akivaizdus ir suprantamas, tačiau kaip tai parašyti kode? Kas galėtų man paimti ir taip sutikrinti skaičius? Jeigu žiūrėtumėm apie kairėją pusę, štai šituos skaičius, tai čia akivaizdžiai matome ką? Kad šitie skaičiai tai yra kas? Nulinis narys, pirmas narys, antras narys, trečias narys ir ketvirtas narys. Tai yra mūsų kintamasis ciklo I. Ir jis taip gali skaičius imti vieną po kito. Tačiau ką daryti su antraja pusė? Kaipgi mums paimti skaičius nuo galo? Pirmiausia, reikia aptarti, kaip mes imame paskutinį masyvo narį. Nes būtent mums reikia paskutinio. Tai paskutinis narys iš dinaminio masyvo gali būti paimtas taip, sakykime, seka A taškas. Seka taškas size minus 1. Iš pirmo žvilgsnio atrodo tarsi sudėtingai, bet jeigu čia reikia nurodyti seka įtasis, tai čia aš keičiu tik tai kintamąjį I. Kaipgi skiriasi kintamasis I? Seka taškas sizas duoda masyvo dydį. Šiuo atveju masyvo dydis būtų 10, bet paskutinis narys yra 9. Todėl iš seka.size reikia vienetą atimti, kad gautume paskutinį narį. Tai gautume tokiu būdu 6. Vėliau mums reikia 7, 1, 5. Tai yra, turi mažėti lygiai tiek, kiek padidėja iš kairės pusės. O kas didina iš kairės pusės? Kintamasis I. Tai lygiai tiek pat galime mažinti iš dešinės pusės. Ir šiuo atveju prie -1 dar parašyti -I. Ir tokiu būdu, kiek I padidės, tiek šitas nario eilės numeris sumažės ir mums labai gražiai ims visus skaičius tikrinimui nuo priekio ir nuo galo. Na, o kaipgi dabar parašyti tokį kodą? Pirmiausiai, dar pažiūrėkim, kokie yra reikalavimai. Mums reikia dinaminio masyvo, kaip norėsim duomenis rašyti mūsų reikalas ir skaičiavimus atlikti atskiroje funkcijoje, kuri galėtų mums pateikti variantą kokį ne arba taip. Pirmiausia, skaitome duomenis. Tai aš failą jau susikūręs, iš kurio reikia skaityti. Ir kad būtų lengviau, čia funkcijos atskiros šiuo momentu galiu ir nedaryti, kas norite, bet manau, kad dėl tvarkos reikėtų iš tikrųjų funkciją sveikųjų skaičių susikurti main funkcijoje ir išsikviesti, pavyzdžiui, funkciją skaitymas ir nusiųsti seką.
Dabar skaitymo funkcija bus pas mus voidas, priims štai šį masyvą ir aišku jį gražins. Masyvą skaitysime iš failo, tai pasiruošime failą darbui, atsidarome. Tai bus mūsų failas dom.txt. Dabar ką mes skaitysime iš failo? Faile yra pirmas skaičiukas 8, kuris pasako, kiekgi bus duomenų. Tai yra, iš kiek duomenų susidaro seka. Todėl mes galime jį persiskaityti ir iš karto pasakyti, kad seka pakeičia savo dydį būtent iki n narių. Taip, kad mūsų masyvas padidėja nuo buvusių 0 narių iki n. Kam to reikia? Kad būtų lengva skaityti duomenis. Ir dabar turime ciklą for, kuris suksis lygiai n kartų ir bus skaitomi duomenys į seką. Ir tokiu būdu šį masyvą mes užpildome. Sekantis žingsnis. Mums dabar reikėtų nustatyti, ar tai yra taip, ar tai yra ne. Tai šiuo atveju aš atsidarysiu failą atsakymui. Galima jį atsidaryti žemiau, galima viršui, galima atskirą funkciją susikurti. Čia jau kaip jums būtų patogu. Ir bus pas mus atidarytas failas, foutas. Failas turėtų vadintis, jeigu gerai atsimenu, res.txt. Ir dabar ką aš į failą rašiu spausdinti? Noriu išspausdinti tik tai žodį taip arba ne. Reiškia, į failą spausdiname funkcijos, tarkim, simetriją rezultatą, o ten nusiunčiame tik tai seką. Kadangi šita funkcija turi kažką gražinti, ką būtų galima išspausdinti, tai mes funkciją darysime string tipo, kad ji gražintų mums žodį taip arba ne. Gerai, čia nusikopijuoju masyvą, kurį atsiunčiu. Ir dabar kaipgi mes nustatinėsime. Nustatinėti, kaip aš ir siūliau variantą, galime pasakyti dviem būdais. Iš pradžių sakyti, kad seka yra simetriška ir rasti bent vieną blogą variantą. Lygiai taip pat galime padaryti, kad radus blogą variantą iš karto gražina žodį ne, bet jeigu žodžio ne nebuvo kada gražinti, tada galima gražinti žodį taip. Tokiu atveju mes galime rašyti ciklą, kuris eis nuo 0 iki seka.size ir mums simetrijai tikrinti, eiti per visą masyvą nereikia. Mums reikia patikrinti, ar pirma masyvo pusė sutampa su antraja pusė. Todėl mes galime tikrinti tik tais iki pusės masyvo. Ir ką tikrinam pagal mano pavyzdį, kur rodžiau Excel'yje, kad jeigu seka-itasis narys yra nelygus seka, dabar imam paskutinį narį, tai bus seka.size -1, tai yra paskutinis narys, ir -i, kad judėtų į kairę. Turiu galvoje, kad būtent po 9 nario imtų 7 narį. Čia žiūrėkit, yra čia 9, čia 8, čia 7, čia 6 ir čia 5. Tai ir gausime, kad kiek į padidėja, tiek iš galo sumažėja. Na ir šituo atveju, jeigu randam nevienodus elementus, tiesiog padarome gražinimą žodžio ne. O jeigu ciklas pilnai prasisuko ir negražino žodžio ne, tai galime gražinti žodį taip, nes jis blogų variantų kaip ir nerado. Programą paleidžiam, programa man suveikia, einu pažiūrėti, ar susikūrė rezultatų failas. Rezultatų failas sako žodį ne. Pasiimu kitus duomenis patikrinimui. Oi,
Atsiprašau, paspaudžiau ne tą klavišą. Štai taip. Ir dabar tikrinam, sako žodį taip. Reiškia, mano sprendimas yra teisingas ir būtent štai šita vieta leidžia tikrinti pradžią su galu. Jeigu kam bus dar neaišku, tai pamokos metu mokykloje tikrai galime šitą dalį aptarti ir smulkiai su skaičiais išsiaiškinti. Bet tikiuosi šitą video pamokėlį jums padės ir užduotį jūs pilnai suprasite.